Klausau. Sveikas. Labas. Aš pagal skelbimą. Kiek tu metų? 38. Iš kur esi? Iš Vilniaus. O kas tave domina? Na, durnių pažaistų. Nu, matai, vakarėlį šeštadienį. Gerai. O koks tavo ūgis, svoris? 1,82 m, 75. O pačioj kiek? 22. Tai dydis man kaip ir nesvarbu, žinai, nedidį esmė. Tai, o tu koks esi, aktyvas, rūnė, koks? Pilnai. Aktyvas ar rūnė? Aktyvas. Aha, tai va o skaityti ten skelbime, kad mes viską apmokam vakarėlio dalyviam. O durnių lošiam būnam visada keturiese. Alkoholis, viskas iš mūsų sąskaitos, tu neišleisi nei 1 centą. O durnių lošiam 3 pralošimai nogas, o jeigu praloši būdamas nogas, imtymios užduotis pagal tavo rolę, kadangi tu aktyvas, tai pagal aktyvo rolę. Ok, faina. Ir užduotis trunka neilgiau 0,5 minutės. Nu, aišku, o jeigu kad tau šalta nebūtų, tai pas mane yra miego halatai vyriški, tai būsi nogas, bet galėsi halatą užsidėti, kad nesušaltų. Gerai. Ir kas dalyvavo, tai žinok, daugam patiko. Jeigu tu čia rimtai, šiaip vakarėlio pradžia 8 val. Vakare. O, kur tiksliau vakarėlis? Pilaitė. Supratau, gerai, tai man su savo transportu atvykti? Ne, tai tu gali ir su taksu atvykti, ar su kuo mes viską apmokam ir kelionės išlaidas apmokam. Taigi parašyta, kad kelionės išlaidas irgi apmokam, jeigu reikia. Jo, nu, tai aš ir klausiu, kaip geriau. Tai sakau, kaip tu nori, tai čia tavo reikalas, gali su taksu važiuoti, mes viską apmokam, žinok. Nepatirsi nei 1 cento išlaidų. Tik gerą laiką. Kaip 5 žvaigždučių viešbutyje, žinai, viskas įskaičiuota. Fainai. O maisto užsakinėjam per Bulfoodą, jeigu nori kas valgyti vakarėlio metu. Supratau. Ar iš Magdako užsako, ar kebabų užsako, nu... Gerai. Yra kas naktim dirba ir taip toliau, ir būna, jeigu nori valgyti, tai užsisakyti gali, ką nori. Gerai. Iš Bulfoodo. Tai va, būnam keturiesi. Gerai. Man 30 metų, draugui mano, mes ne pora ir taip toliau, jam kem 5, bet gerai atrodo, jeigu matei parametrus, duomenys ir taip toliau. Taip. Pamatytum, jisai yra kietas advokatas Vilniaus. O. Jisai dirbo kriminaliniai policijoje. Užteko atidirbti 20 metų ir išėjo į advokatūrą. Supratau. Tai jeigu teisinių kokių paslaugų reikės, saviem žmonėm niekas nekainuoja. Nu faina tokia pažintis. Nu, jeigu savi žmonės, supranti, saviem tik tai žmonėm, o šiaip jo valanda 300 eurų įkainis. Oho. Tu nežinojai, kad advokatai tiek prašo? Ne. Nu va, čia privatus advokatai, privačiai samdomi. Nu, ir dar plus yra aktualu, koks advokatas, žinai, jeigu geras advokatas, tai kainuoja ir 500 eurų už valandą. Nu taip. Nu tokie įkainiai, ką tu nežinojai. Na ne, neteko susidurti gyvenime. Nes už bylą, jeigu kokia, jisai dirba su visom bylom, civilinė, administracinė, baudžiakas. Universalus advokatas, kietas. Supratau. Turintis teisės magistrą. Tai va, ir mes normalų žmonės, draugiški, prievartos niekada nebūna. Ir užduotis proto ribose. Tai va, ir smagiai leidžiam laiką. Supratau, faina. Jeigu tau būtų įdomu ir taip toliau, tai gali dalyvauti. O jeigu nori, galim apsikeisti foto. Tai sudalyvauti labai norėčiau. Nu tai va, kas dalyvavo, daugam patiko, liko patenkinti. Bet pas mus lieka su nakvynė, žinok, žmonės. Taip. Ne valandai, ne 2, žinai. Be abejonės. Tai va, tai sakau, visada būnam keturiesi. Gerai. 2 bičiai į vieną lovą, 2 bičiai į kitą. O, kaip fainai. 2 gulės lovos. Gerai. Vietos užtiek, žinok, lovai tikrai sočiai. Labai gerai. O kaip tu žiūri į grupavuką? Na gal ir įdomu būtų pabandyti. Tai dar nebandėjai? Nu, žinai, neatsirado tokių galbūt, kurie išdrįstų pasiūlyti ar Man kartai, žinau, grupinis įdomiau negu 1 ant 1. O tau ne? Aš nežinau, nesu bandęs, neturiu patirties tam.
Nu, žinai, yra kai... O tu pats koks, bi ar gai? Aš gėjus. Aš irgi gėjus, tik ant manęs nesimato, nes nesireklamuoju. Na, aš irgi nesireklamuoju. Nemėgstu reklamot, kurie reklamuojasi, ten vėliavų prisikabina, žinai, balkonė, dar kažką. Aš irgi nesireklamuoju, žinok, stengiuosi būti kaip ir visi. Ir man, žinai, jokių teisių nereikia ten tų organizacijų, kad gintų. Aš gyvenu savo gyvenimą, niekam nesireklamuoju ir nesiskundžiu, man viskas gerai. Aš irgi, žinok, vat lygiai taip pat. O tu iš kokio rajono Vilniaus? Žirmūnų. Tai tau netoli čia Pilaitė, jeigu... Tai sakau, jeigu taksi važiuosi, tai taksi išlaidas apmokėsim, ne problema. Jūs mane pasitiksit? O alkoholį, tai aišku, ko taip, tai negina. O alkoholį mes geriam škotišką viskį, jeigu tau tinka. Tinka pilnai. Dėktinės mes negeriam. Labai gerai. Aš net parduotuviai, kai einu alkoholio pirkžinok, į dėktinę net nežiūriu. Labai malonu. O tu geri škotišką viskį, tau tinka viskis? Taip. Mes viskį geriam su Coca-Cola. O, gerai. Kokteilius pasidarom, žinai, taip gryno negeriam kokteilį. Viskio įsipilam ir kolos ant viršaus su ledukais ir žinok, viskas labai skanu. Aš tikiu. Ir žinok, galvos nuo viskio neskauda. Nuo dėktinės kažkada esu geręs, tai žinok, prieš 5 metus ar daugiau, tai žinok, po dėktinės rytės įkėlus galvą plyšta. Na, aš žinai, alkoholio daug nevartoju, tai man nuo bet kokio realiai, kiek aš išgerčiau, bet kokio. Mes, matai, neskubam gert, mes mėgojamės to gėrimu, žaidžiam kortom, būna foninė muzika paleista, žinai, tyloj nesėdėm ir bendraujam ir smagiai leidžiam laiką. Tai aš tikrai lauksiu šeštadienio. O paskui aš, kadangi esu virėjas, dirbu stiklių restorane. Taip. Tai bernam ryte aš pusryčius gaminu. Anksčiau aš atsibundu ir gaminu pusryčius bernam, paskui bernai atsikelia, žinai, pavalgo ir paskui iki kito karto atsisveikina ir viskas. Tai va, jeigu domina rimtai, tai sakau, šeštadienį. Gerai, būtinai. O jeigu nori, aš tau savo foto ir advokato foto galiu atsiųsti, jeigu labai nori. Na, jeigu nesunku, gali atsiųsti, aš savo tada persiųsiu, pasidarysiu. Mes žinok, erotinių foto nesinčiam, nes tai nerimta, žinai. Taip. Nes kai prašo erotinių nuotraukų užpakalio bybio, tai žinok, jau čia nerimta. Ne. Jau čia, žinai, nerimta, jau čia viskas aišku, nusidročina ir daugiau nieko nenori. Ne, tikrai ne. O kuo tu vardu? Galmantas. Ne, rimtai, kuo tu vardu? Galmantas. O aš esu vardu Sakalas. Čia mano tikras vardas, aš tau rimtai sakau, galėsiu nedokumentą parodyti. Aš galėsiu lygiai taip pat irgi parodyti. Ne, kitiem keista, kad toks vardas, sako, retas vardas, tavo Sakalas. Tikrai sako, retas. retenybė tokių vardų. Tai va, tai žiūrėk, aš tavo numerį tada įsisaugau, jeigu turim, tai aš tau, tu WhatsApp'ą turi? Turiu. Tai aš tau galėsiu įmest mano ir draugo advokato, mes ne pora, nieko tik draugai, o tikri draugai, žinai, kad tarpusavį nesidulkina. Žinau. Nes gali paskui pabloginti santykius. O advokatas yra mano draugas numeris 1, ir žinai, jisai yra pasakęs, kad iš gėjų tarpo aš esu jam irgi numeris 1, aš negaliu reikiuotis prie prokuroro, kuris bendrauja ir teisėjų. Ne tas lygis. Ar ne taip? Taip. Tai va, gerai, tai jeigu ką, susiskambinsim darbiškai vėliau, gerai? Aš dabar į parduotuvę einu, gerai? Gerai, jeigu neatsiliepsiu, aš tau perskambinsiu. Gerai, tai mano vardas, sakau, Sakalas. Malonu. Aha, iki. Iki.